Sveiki visi, žiūrintys mano video kanalą. Penktadienio vakaras po darbų, Ilgių ežeras, 20 šerius. Meškerės dar neužmeštos, dar tik tai prasimarkiravau ir niekas nepasikeitė. Realiai biški kietesnis dugnas pasislinko arčiau gilumos. Žvejosiu ant kažkur 60 metrų. Ruošiuosi meškerės, dabar darau PV miksą. Biški apie jį noriu jums papasakoti. Tai va, kaip matote, čia yra peletės 2 mm, tai yra green betainas, po to yra Robin Redas ir Amino Original. Visos peletės 2 mm, jos įdėtos, prie jų dar kas įdėta? Kanapė, kaip matote, ir su krūša pakrūšintis tikrintas riešutas. Bet miksas yra biški per šlapės. Jisai iš karto, taip sakant, ištirpdys PV ir mes neužmesim, todėl jį reikia šiek tiek nusausinti. Nusausinimui naudosiu zyginį miksą. Tai čia galima naudoti bet kokį sausą pašarą, galima stick miksą naudoti boilių, galima krūšinti boilius, kas ką nori. Aš naudoju zyginį miksą. Tiesiog jį įdėsiu, įdavesiu iki tokios konsistencijos, kad jis būtų vos drėgnas. Nu ir ką, darom PV ir apie sistemėlės masalus papasakosiu šiek tiek vėliau. Taigi, kol PV miksas pabiški bręsta, reikia paruošti ir pagrindinį pašarą, ko aš jau kinsiu šitą sesiją. Tai aišku, naudosiu Source Dynamit Base boilius. Jos pjaustau į tokias į 3 dalis, pusė ir dar pusė per pusę. Taip pat naudosiu peletės, tai yra Source 1 mm peletės, taip pat green betainą ir aišku naudosiu Tiger Nuts. Čia kas liečia peletės. Realiai daug ruoš nereikia, išmaišyti. Užpilti šiek tiek likvido, likvidui naudosiu Source likvidą, taip pat naudosiu tigrinį riešutą, o jisai jau toks biški jau matot su slaimu, paruoštas naudojimui ir aišku naudosiu kanapės, irgi vakar išvirtos, taigi su pašarais viskas aišku, ruošiam pašarus, apie sistemas šiek tiek vėliau. Kągi, pasiruošiam pagaliau užmetimui, tai trumpai apie sistemėlės ir apie masalus. Sistemėlės, kaip žinote, mano mėgstamas running rigas, tik iš karto svareliai 2 ozai, tiksliau 57 gramai, daugiau nenaudosiu. Galima būtų ir plonesnius naudoti, ta prasme ne plonesnius, bet mažiau sveriančius. Pirmas masaliukas, tai be abejo, tai yra tigras su plastiku plaukiančių, pavadėliai gan ilgi, kabliukai 8 numerio. Ir kiti 2 masalai, tai yra Hardened Source'as su pop-up viršūnė, raudona. Tai aišku, čia mano mėgiamas, čia Secret Slammeris ir Hit and Run raudonas. Kaip ir masalai tie patys, kaip ir naudojau šiemet, kai buvau čia atvažiavęs, ir pernai, kažko tai masalų nekeičiu. Pašarai gatavi, darau PV, gal dar naudosiu, atsivežiau ir žieminės PV, bet vanduo dar šiltas tikrai, tai naudosiu paprastą vasarinę. Darau PV, naudoju tirpstančius PV, tirpstančius keliančius tokius kukurūziukus, juos dedu į kojinę, jie prikelia biškį visą pavadėlį ir iš lėto tirpstančias pavadėlis krenta ir nepatenka į dumblą, nes čia pakankamai daug dumblo, kaip žinau. Taigi, viskas paruošta, užsimetinėju ir laukiam pirmų kibimų. Taigi, startinis pajaukinimas, 2 taškai, vienas į dešinę, 2 meškerės ir į kairę 1 meškerė. Kaip matot, pašaras paruoštas, čia yra pjaustyti boiliai, peletės, pasmulkintas tigras ir kanapės. Taigi gausiu čia po kokią, po 10, gal 12 spombų. Ir manau, šiandien jau daugiau nebejaukinsiu, gal nebent. Taigi pirmas kibimas, nežinau, gal matosi svoris ar ne.
20 kg, 225 gramai. Pirma žuvytė, pirmas kibimas. Šiuo ją parodysiu, pažiūrėsiu, jeigu bus geras foto, tai iškart ir paleisiu, jeigu ne, gal pasiliksiu iki ryto. Taigi pirmas kibimas, 20 kg, 225 gramai. Nuostabi žuvis. Iškibo iš dešinės. Tuoj šumė bandysiu parodyti. Davė tikrai gražios kovos. Stipri žuvis labai. Buvo ką veikti. O, tusa. O, štai jisai. Monstras vietinis. Oho. Labai graži žuvis. Nu, bandau daryti foto. Jeigu kažkas bus gražaus, gal iškart ir paleisiu, nors manau, kad jam nieko nesitiks, jeigu tai pabus iki ryto. Tada padarysiu gražesnę fotosesiją. Nu, bet bandau daryti dabar foto. Pamėginau biškį nusifotografuoti su apšvietimu, bet nesigauna graži foto. Tai tas, nenorėjau ilgai laikyti žuvies. Gal rytoj pakviesiu kaimynį žveją nufotografuoti. Tai nedažnai pasitaiko 20 plus pagauti žuvį. Tai norisi kažkokio tais gražesnės ir foto. Taigi įdėjau į laikymo slingą. Manau, jam nieko nenutiks. Nes nėra nei karšta, nei ką, vanduo pakankamai vėsus. Viskas bus gerai. Taigi palauksim ryto ir manau bus gražios foto. Persimečiau, uždėjau PV, kibimas buvo iš dešinės, ant kraštinės meškerės, ant sorso ir Secret Slammerio viršūnėlės. Kągi, pirma kregždė, taip sakant, pirmas karpis. Ir tikrai nemažas karpis. Tai manau, sesija jau dabar pavykus yra. Ilgis kažkaip nenuvilė savo didžiosiomis žuvimis. Taigi laukiam, kas bus toliau. Pusė 4. Dar tamsu, kaip matot. Antras kibimas iš kairės. Šį kartą tikrai nėra didelis karpis, bet prižadino, taip sakant, 6 kg veidrodukas. Pasvėliau, parodysiu. Nedidukas, bet gražiai nuaugęs. Ilgio ežero gyventojas. Taigi šito tikrai nelaikysiu. Darau foto ir leidžiu atgal. Užkybo ant šį kartą, kur aš padėjau. Va. Nuišime ką tik. Tai sorsas su Hitenrono viršūnėlė. Taigi smagu, judesys šiek tiek yra. Taigi darau fotos iš to nedidukų karpiukų. Leidžiu jį atgal, persimetu ir į gultą. Po biškį pradėjo lyti. Taigi rytas, naktį visą pralyjo, kai prasidėjo 3:30 po to karpiuko kibimo. Ir tik tai neseniai nustojo. Persimečiau 2 meškerės. Trečią nukirpau laudinį šviną ir dėsiu inline'ą, mesiu zigą. Praeitą žvejybą pavyko ant zigo. Čia pagauti vieną gražų egzempliorių, 15 su kapeikom. Žinau, kad čia ir amūrų gražių yra, taip kad zigoje aš naudoju inline svarelius. Su tokiu įdedu prailgintą. Po to naudoju tokius dvigubus suktukus su greito nuėmimo jungtim. Jis leidžia laisvai judėti pavadėliui. Paprastas mazgas, taip sakant. Ir bandysime sumetinėti zigą. Šiek tiek darysime pašaro.
atskirai turbūt zigo nešersti, o tiesiog užmesiu, jeigu meškerės mano 60 metrų sumestos abi, dešiniai viena kairiai, tai zigą pastatysiu 70 metrų per vidurį ir, kaip ir viskas paruošta, belieka uždėti pavadėlį. Pavadėlį greičiausiai dėsiu, sakant, geltoną juodą, bitutę klasikinę. Čia gilis 6,5 metro ant 70 metrų, tai padarysiu kokius gal 5,5, gal 6 metrus. O kad vienam užsimesti, čia nėra problemų. Įmam magnetuką, įsukam į koliuką, smeigiam ir metam. Žuvis dar fotografavau, jinai ten plaukioja. Kol kas nesutikau, nei vieno žvejo nėra, nei 25, nei 27. Reikės gal vėliau nueiti iki 28. Prašyti arba tiesiog pasidarysiu pats kažkaip tas fotkės. Jeigu niekas nepasimašys kokias valandas bėgė, nes ilgai laikyti jos nesiruošiu. Tiksliau rytas dar. Dienos šviesoj noriu parodyti savo 20 plus šių metų egzempliorių. Matau jį biškį prikelti. Atsargiai ties tokiais žaidžiam. Taigi darom gražias foto ir leidžiam jį jau pailsėjusi į jo gimtąjį ežerą. Na ką, leidžiam savo galiūną atgauti gimtosius vandenis. Kokio grožio žuvis. Na ką, atplauk, dar kartą. Begalinė grožio žuvis. Taigi toks įdomus nutikimas, nusprendžiau permesti zigą ir traukiant jau prie kranto, čia tokios žolės tankios yra pakankamai. Šviną atakavo, nukrito svėrimo maišas, nesvarbu. Atakavo lydeka greičiausiai ir liko, nukando ir šviną ir ten visą tą zigą. Tai žodžiu, čia tokių įdomių kartais dalykų atsitinka žvejybai. Taigi reikia vėl iš naujo susirišti šviną, dėti naują zigą ir bandyti gaudyti. Taigi, sdienojo, 1 valanda, pasimaišiau šiek tiek pašaro, eisiu pajaukinsiu. Pašariukas, viskas leidė tas pats, skaldytas tigras, peletės, kanapė ir sorso builiukai skaldyti. Meškės, kaip matot, viena mesta, aišku, gal nesimato, viena į dešinę, viena į kairę ir zigas tiesiai užmestas yra. Kol kas oras tai labai žvejybinis, bet kibimų dieną nei vieno pyptelėjimo neturėjau. Ir, kaip sakant, nemačiau, kad trauktų nei ten 12, nei 13, nei 14. Matau 10, ką daro, 10 jaukinasi sektorius. Jeigu jūs ten jį matot, ten vyrukai jaukina. Visi gaudom, stengiamės, gal kažką ir pagausim. Taigi vakaras, pajaukinau, po 8 pombas į vieną ir į kitą pusę. Dieną kibimo neturėjau. Priešais mačiau 13 sektorius traukia kažką įspūdingo, nes traukė labai ilgai, gal kokią 40 minučių. Po to fotosesiją darė normalią. Tai turbūt kažkokį tai gražesnę žuvį pagavo. Kas čia pas mane? Atsileidinėja, dar ką tik persimečiau. Tai atsileidinėja po biškį. Arba tempėsi po biškį, nesuprasi. Atrodo, meti ten, valo neša. Kokiais 2-3 metrai į kairę nuneša valą. Matyt,
yra tėkmė kažkokia tai. Na ką, labai tikiuosi, kad sutemus gausiu kažkokį tai kibimą. Taigi vakaras, jau biški prietema, biški pasitaisysiu kušį. Tokia, galima sakyti, tamsa, pirmas kibimas iš kairės. Tikrai nedidelis, manau, pernai metų leistas žviniukas užkibo. Nesversiu, bus kokie 3 gal 4 kg. Smagu, pajudino iš vietos. Nu, lauksim tikrai didesnių laimikių. Taigi 10 valanda ir vėl panašios laikas, kibimas iš kairės, tiksliau, iš dešinės. Ant sorso susikęs slamerio, tik šį kartą ne 20 plus, o 10 plus karpiukas. Taigi va, aš jums parodysiu. Štai jisai gražuolis. Darau foto ir leidžiam į jo gimtąją stichiją. Stipri žuvis, tikrai dar stipri ir manau, dar ne vieną žvejybą galima ilgiau daryti. Taigi rytas, labai daug drėgmės, net nosį užgulė. Kibimo daugiau nebuvo. Nu, tai galima sakyti, kad šis sektorius toksai praeinantis, va žuvis. Realiai kibo, galima sakyti, nu, vienos tai tuo pačiu metu, nuo 10 iki 11. Aišku, tada užvakar iš kairės buvo 3:30. Šiąnakt nebuvo iš ten kibimo. Buvo anksčiau, 10, ne 10, turbūt 8, kada čia buvo tas mažiukas. O naktį daugiau kaip ir kibimo nebuvo, vėjas nurimo. Toksai rūkas. O, eina lengvas. Nu, jau jaučiasi, kad ruduo vis dėlto. Daug drėgmės. Nieko, persimečiau. Gal dar kažkas susigundys. Aišku, jau šansų nedaug, bet kol susitvarkysiu iki 12, tikrai dar palaikysiu. Jaukinti, nežinau, gal dar įmesiu keletas pombikių. Dar nusprendžiau užsimesti zygą ir pasidariau, liko kanapių, tigro, tai susismulkinau, įpyliau zyginio sauso mikso ir gavosi toksai lengvas pašaliukas, kuris skleis tokį vandenyje, tokį, nu, debesėlį ir gal šiek tiek pritraus kokią žuvytę. Nagi, bandau, paspodinsiu, pažiūrėsiu, o gal zygo kažkas užkips. Kągi, baigėsi dar viena žvejybinė sesija, šį kartą nebuvo prie Ilgio ežero, kaip ir minėjau, 26 sektorius, 4 kibimai, 4 žuvis, viena tikrai labai graži žuvis, 20 plus, kitos šiek tiek mažesnės, viena 10-ukas, po to 6-ukas ir kažkur apie 5. Tai va, taip va, pakankamai ramiai, bet dėja kibimai buvo tik tai naktį, tai labai panašu į rudenį, nors mačiau tiek 13, va dabar matau 10, va dabar traukia žuvį. Ir dieną matyti ateina ten žuvis, čia šitam sektorėje žuvis kažkaip ne tik praeina tik tai naktį, nu, yra kaip yra. Nežinau, gal dar atvažiuosiu į Ilgį vėliau, kada biškį atšals, o dabar sakau, kam iki pasimatymo kitose žuklėse, kam patinka mano kanalas, prenumeruojam, spaudžiam like ir susitiksime prie kito vandens telkinio.